Ar šventi šią šventę? Ne. O kodėl? Paklausau. A ką čia švęst? Galima pašvęst. Aš ją pripažįstu kaip reikiant. Nu ką čia švęst? Nu aš žinau, kad egzistuoja, tegul būna šventė. Jo. Gerai. Nu mieste pažiūrėti gerai įdomu būtų tenais Vilniui. Tai tiesiog gal nepatinka pats šventimo būdas Anykščiuose? Ne, tame reikalo. Nu tegul šventė žmonės, bet man tai nulis veikų. Man tai, žinai, man tai realus dalykas. Normalus. Kad šventė žmonės normalu. Sovietmečio laikais buvo kas kita. Švenčia čia šventę. Taip, tai kokia šventė, jeigu ne šitą šventė. Ką jums šventė šitą, su kuo asocijuojate? Apie ką galvojat švęsdami šią šventę? Apie ką galvojat? Apie laisvę Lietuvą. Aš jo gimiau ir noriu aš jo įmėti. Tai aš gimiau laisvą Lietuvą. Ir ką galėtumėt palinkėti šią progą? Kad visas jaunimas švęstų, daugiau žmonės švęstų, vienytųsi, prie tos šventės nebesiskaldytų į kelias pusės, kad būtų vieningi. Ir vieningai visi švęstume, gyvautume. Ačiū labai. Ar švenčiate valstybinę šventę? Būtinai. O kaip jūs ją švenčiate? Kaip? Eisiu ir buvau ir važiuosiu į Kaunasą, tai mano miestas. O ką jums reiškia ši šventė? Ši šventė tai yra gražu ir gerai iškovota perspektyva mūsų senelių ir tėvų. O giedosite šiandien giesmę? Tai būtinai. Dėkui jums labai. Ačiū, mergai. Ar švenčiate šią valstybinę šventę? Taip, švenčiu. Ir kokiu būdu jūs darėte? Einu į miestą, jeigu vyksta kažkokie renginiai, juose dalyvauju, giedoju giesmę. Jau tapo tradicija, kiek žinau.